Autonomous Emergency Braking funkcija gali būti įjungta, tai kaip ir atrodo, jog turėtų jisai stabdyti. Čia žmonės vaikšto, kugeliai, rodo atstumą, kiek yra, viską mato, bet nestabdo. Mūsų komanda bandė automobilio autonominio avarinio stabdymo sistemą. Tai ši sistema padeda vairuotojui esant kritiniai situacijai sustabdyti automobilį ir taip išvengti kliūties. Avarinė stabdymo sistema stipriai evoliucionavo ir dabar yra gana sudėtinga tiek savo technologinių, tiek veikimo principų. Ankstesnės tos sistemos veikia radaro pagalba, tai dabar įsijungia kameros, vaizdų atpažinimas, galima sakyti, ir dirbtinis intelektas prisideda, nes dirbtinio intelekto pagalba nustato sistemą kliūtį ir identifikuoja, ar tai yra pėsčiasis ar automobilis ir pagal jų judėjimą pakoreguoja, bet jokių būdų neperima vairavimą. Kol žmogus yra vairuotojas, tol turi privilegiją, galima pasakyti, kontroliuoti transporto priemonę. Perspėjo anksti, bet nespėjo sustabdyti. Gal galvoja, kad jau aš pradėjau kontroliuoti, tai žinai, bet dabar jau aš neįsikišau nieko, bet irgi taip nedrąsiai stabdė, labai vėlai įspėjimas buvo. Su automobiliu įsibėgėjom apie 25-30 km per valandą ir leidžiam jam judėti iki dirbtinos kliūties ir fiksuojamas yra laikas nuo signalo pasigirdimo taip iš automobilio, kada įspėja apie kliūtį, iki pilno sustabdymo ir pamatuojam, koks yra likęs atstumas, jeigu sistema sustabdo iki kliūties. Visi automobiliai daugiau ar mažiau susitvarkė su šita užduotim. Vieni geriau, švelniau stabdė, iš anksto įspėjo vairuotoją. Na, kiti galbūt iš anksto įspėjo, bet nestabdė iš karto, o agresyviau prie pat kliūties stabdė. Na, o kai kurie automobiliai ir nesuspėjo iki kliūties sustabdyti. Pats automobilis viską darė, sistema suveikė, bet nespėjo palikti atstumą. Labai tvarkingai, labai ramiai, labai iš anksto, perspėjo iš anksto. 084